Olsės debiutas vartuose. Nė vienerių rungtynių šį sezoną A lygoje nežaidęs vartininkas iš Venesuelos. Pirmuoju numeriu Vidas Norvildas. 8-asis Hugo Figueiredo. Čia baudos aikštelėje jau vilniečiai. Blokuojamas smūgis, dar vienas kirtis, dar vienas smūgis. Greta Virpsto prarieda kamuolys. Nusimeta Ignas Venskus kamuolį šiek tiek tolokai savo komandos draugams. Malžinskas iš labai toli, 35-26 metrų. Na, Malžinskas, kaip minėjau, Bertašiaus gimtadienis yra šiandien. Tai Deividas Malžinskas prieš porą dienų atšventė savo 26-ąjį gimtadienį. Bertašiui sukako 25 šiandieną. Magdušauskas, Olukbogi. Kirta į laisvą plotą. Čia Gargždų Bangos 11-asis numeris Rokas Filipavičius ir gelbėja. Gargždų Bangos ataka. Olukbogi perdavimas atkerta visą gynėjų liniją. Kontroliuoja tai, kada atliks perdavimą. Bet šiuo atveju buvo gan sudėtinga ten būnant aikštės krašte vertinti tokius dalykus. Akivaizdžiai yra neleistinai stabdomas Kasimas Hadži, Komorų pilietybę turintis žaidėjas. Ir Hadži priverčia prasižengti Hugo Figueiredo, kuris baudžiamas geltonąja kortele. Hugo Figueiredo ne vieną sezoną rungtyniavo Kaune, Stumbro komandoje, vėliau Kauno rajono Hegelman, taip pat vilkėjo ir Panevėžio marškinėliais. Na, Lietuvoje jis jau tikrai jaučiasi kaip savas. Baudos smūgis, praslysta kamuolys tarp gargždiškių kojų. Dar vienas kirtis ir labai toli iš vartų išbėga Karlosas Olsės. Na, negali sakyti, kad šiandien Gargžduose tiek vėsų vartininkų, kad reiktų prasilakstyti iki aikštės vidurio norint sušilti. Turbūt veikiau pats mėgsta, kaip ir sakiau, kojomis žaisti jis, o čia Ignas Venskus ir 100% proga Virpstas. Ar pakartos kamuolį? Taip, dar vienas skirtis ir Magdušauskas muša įvartį šeimininkams. Vaido Magdušausko triumfo šokis ir labai šiurkšti vilniečių klaida gynyboje. Guodžia komandos draugai suklydusi berods Vytis Pavilonis. Abejoju, ar Padas Tordajus, pagrindinis Vilniaus Žalgirio vartininkas, kuris žaidė visose iki šiol rungtynėse. Čia vilniečio atsakas ir Matižonikas griebėsi už galvos. Kamuolys link antrojo Virpsto siunčiamas. Čia smūgis ištelėti koją. Na, akivaizdžiai jam pravo. Dabar žiūrėsime, ką čia sugalvos gargždiškiai šioje standartinėje situacijoje, nes jie garsėja savo sumanimais ir gebėjimu išpildyti tas situacijas. O čia vos nekrito kuriozinis įvartis. 1 minutė pridėta prie pagrindinio pirmojo kėlinio laiko. Čia Kendišas. Na ir tų pačių sudėčių tęs antrąjį šio mačo kėlinį abi dalyvės. Priminsiu, galite rinkti šių rungtynių žaidėjas skanuodami šį QR kodą. Taip pat ir klubų socialiniuose tinkluose. Čia pavojingas kirtis ir kampinis. Mato Davidas Afonso, kad jau išsikvėpia pamažu jo ekipa ir tas spaudimas iš varžovų pusės didėja. Tai Lietuvoje taip pat jau savas yra Aivaras Emsis. Rungtyniavęs ne tik A lygoje, bet ir pirmojoje lygoje. Vizualiai kirstų tą liniją, linijos trajektoriją. Na, puslankio trajektorija. Perdavimas. Smūgis į vartus. Atsimuša žalgiriečiai. Čiolas vienas bando presinguoti varžovus. Ir
Kamuolys lieka vilniečiams. Dabar galite matyti QR kodą, kuris suteiks jums galimybę rinkti šių rungtynių žaidėją. Jau turbūt minčių turite, kas jo gali tapti. Mutači. Jo metimas į baudos aikštelę. Čia smūgis į vartus. Turėjo šansą ir žalgiriečiai. Žalgiriečių originali kombinacija. Visas būrys neria į baudos aikštelę. Smūgis į vartus ir... Bet jo kamuolio valdymo technika tikrai yra įspūdinga. Šiuo atveju ir tai nepadeda. O čia klysta Vilniaus žalgiriečiai ir dar vienas šansas Gargždų bangai. Ja naudojasi šeimininkai. 2-0. Ko gero jau deda tašką šiuose rungtynėse. 14 numeris Nuri El Harmazy. Labai šiurkšti Gyčio Pavilonio klaida. Dar viena tokia